Šios dos rungtynėse iš karto taiklių metimų. Na, varžovas gal šiek tiek ir padėjo, bet nelabai ką ir galėjo padaryti ten. Mėgindamas išmušti kamuolį, šokinėjantį ant lanko, klysta. Slovijos komandoje štai šis žaidėjas dabar su kamuoliu, metas su 24 sekundžių sirena. Iš sudėtingos situacijos bandė atsidengti baudos aikštelėje Donatas Motiejūnas, dabar jo užtvara, bandė atsidengti tai dar kartą Donatas Motiejūnas baudos aikštelėje, Linas Kleizas siunčia jam perdavimą, už kurį dėkojo Donatas Motiejūnas, tie kuriems ko gero net ir priekabiausi fanai neturėtų turėti didelių priekaištų. Netaiklus šį kartą kamuolį, dar vienas jų bandymas. Gražiai vaikšto kamuolys palei tritaškio liniją, proga irgi gera, tačiau ir antrą kartą nepataiko. Žaisti antrose rungtynėse su belgais. Ir dabar kol kas dalyjasi į žaidėjo funkcijas kartu su Mantu Kalniečiu. Donatas Motiejūnas taiklus, jo metimas iš 3 taškų zonos. Praradimų savo gretose. Graikai sugebėjo sustabdyti galingą Prancūzijos komandą, sustabdyti Tony Parkerį, sustabdyti Slovėniją, kuri iki tol žygiavo be pražangų, be pralaimėjimų. Ir čia taiklus Donato Motiejūno metimas iš toli, 54-32. Niekas jo nedengbai, kurios daug kas nurašo, kurios laiko labai. Taiklus, paleido jį į krepšį. Varžovų gynėjas Mindaugas Kuzminskas prie tritaškio linijos laisvas, tačiau jo metimas netaiklus. Jo varžovų atsakymas užmina. Galinį. Šią savaitę Lietuvos Nevėžyje iki trečiadienio vakaro, kuomet bus sužaistos dar vienerios rungtynės su švedais ir tada po mačo su švedais, kurio trūksta, norint tą kokybinį šuolį išbandyti. Tai yra mačai su aukšti. Tai buvo paskutinės vilties pražanga, nepavyksta. Štai čia, gražus reidas į baudos aikštelę, geras perdavimas komandos draugui, tačiau Braisui Masambai taškų pelnytinis 96% taiklumu. Tai yra 2 taškai iš gerų padėčių. Abu Masambas kol kas šiandien yra pelnę po 2 taškus. Taiklus. 2 minutės ir 45 sekundės iki šios dos rungtynių pabaigos. Blok epizodo laiku Renaldas Seibutis. Jie kartu smagiai žaidė Lietuvos rinktinėje kovoto kamuolio. Bet tai vėlgi kol kas tik tai skaičiai. Kalnietis. 95-65. Gražiai pranerė, pelnyti 100. Lietuviams reikia taškų dabar. Jonas Valančiūnas, baudos aikštelėje, iš karto 2. Petrauskas. Atsisveikinu lygiai 2 dienom. Trečiadienį toje pačioje vietoje tuo pat metu.